visoje Lietuvoje, skirtingoms auditorijoms vedate mokymus. Kuo skiriasi kurčiųjų auditorija nuo kitų? Niekuo, tai yra tie patys žmonės. Ir aš tiesiog atviriausiu, gerai pasakysiu, toj, kai galbūt nereikia pasakyti. Kai mes pradėjom tartis su jūsų koordinatorė reikalų ir jinai mane įtikinėjo, kad jums reikia atskirų mokymų, atskirai kurčiųjų bendruomenių. Aš sakiau, kodėl, kad tie patys žmonės, aš nelabai suprantu, kodėl jums reikia atskirai mokymų. Aš nematau skirtumų, iš tiesų nematau skirtumų tarp pačių žmonių ar kitų žmonių, nesvarbu kokie jie būtų, nesvarbu kokia spalva odos, kokie yra lytis, kokia jų religija, kokie jų privalumai, jokie skirtumų, tai yra tie patys žmonės, bet iš tiesų pasirodo, kad skirtumas yra tai yra tas ta mąstymo atpatyta, kad tie žmonės, kurie jie viską priima labai nuoširdžiai ir labai tiesiogiai. Ir dėl to abstrakcijos, apie kurias aš turiu kalbėti, nes daug informacinių operacijų, daug propagandos elementų yra susijęs su abstrakcija. O žmonės, kurie yra nuo gimimo negirdintis, jiems sudėtinga suvokti tas abstrakcijas. Ir čia iš dalies yra atsakymas ir prieš tai buvusi klausimą, kad propaganda netokia paveiki. Nes propaganda yra labiau tokia į abstrakcijas nukreipta. Tai, bet nežiūrint to, aš mokiausi. Tai čia antras dalykas, kurį noriu pasakyti, kad kuo išsiskiria nuo visų kitų bendruomenių, tai pirmas kartas susitikimas Klaipėdoje buvo jau nekalbant apie vertėjas, tai buvo mums turbūt nepaprastai sudėtingas, bet aš turbūt daugiau išmokau negu Klaipėdos kurčiųjų bendruomenė, nes aš turėjau mokytis taip pat, aš turėjau mokytis bendrauti, nes mano tikslas yra perteikti tą informaciją lygiai tokią pačią, kokią aš perteikiu visiems kitiems žmonėms. Tai yra, aš neskirstau žmonių, aš galiu tą patį pasakoti akademijai, karo akademijai, aš galiu tą patį mokyti žmonės parlamente, vyriausybėje, galiu tą patį kalbėti paprastiems žmonėms, kurie susirinko, nežinau, Vilniuje kažkokią konferencijoje ar bibliotekai, Viešviliai, tarkim. Ir lygiai tą patį kalbu jums, aš nedarau skirtumų. Ir pasirodo, kad man reikia daug labiau pasistengti, kad aš sugebėčiau perduoti tai, ką aš noriu. Aišku, kaip ir sakiau, be vertėjų pagalbos to aš nepadaryčiau ir jums labai dėkingas, joms ir jiems. Tikrai labai gražiai pasakėt. Gal kažką norit palinkėti kurčiųjų bendruomeniai? Vėlgi tiesiai pasakysiu, nes jūs kalbate tiesiai ir aš tiesiai. Nebijokit kalbėti su žmonėmis, kurie pas jūs atvažiuoja ir bendrauja, nes Lietuvoje, aš nežinau kaip kitose šalyse, aš matau, kad Lietuvoje yra, aš tai vadinu, atvežti silkę. Tai yra žmonės, kurie atvažiuoja į tokias bendruomenės, nebūtinai kurčiųjų, bet į tokias specifinės bendruomenės, jie atvažiuoja iš aukšto kažką pranešti, pasakyti, atvežti dovanų, nežinau, žaisliuką arba, sakau, silkę. Ir, važiuoju, dabar yra taip, jo pasilipėjus ant bačkos kažką pranešti ir aš važiuoju. Aš manau, kad jūs turit bendrauti su tais žmonėmis ir jeigu jie taip su jumis elgiasi, tai laiko nepriimtas. Aš noriu, kad jūs būtumėt drąsūs. Aš noriu, kad jūs ne tik išklausytumėt, bet aktyviai dalyvautumėt. Ir iš tiesų aš manau, kad mums su vertėjom pasisekė kažkiek tą prasme, nes jūsų bendruomenės nariai pradėjo bendrauti ir tas mane labai džiugina. Nes mano supratimas yra toks, aš atvažiuoju su jumis bendrauti. Ne vienpusis eismas, aš kažką pranešu, jūs išklausot arba žiūrit ir viskas, tuo baigia. Tai čia ne taip, man tas nepatinka. Turi būti vienpusis eismas ir čia noriu paskatinti jūs bendrauti. Antras dalykas, kuris manau labai svarbus, ką aš noriu pasakyti. Jūs esate tie žmonės, kurie yra užaugę ne šiltnamio sąlygomis. Jaunimas šiais laikais ypatingai, ne tik Lietuvoje, visose šalyse žiūri į gyvenimą taip labai paprastai, nes jiems yra viskas duota. Kaip į duotybę žiūri, ne? Taip, lyg tai būtų natūralu. Jums, aišku, tas turbūt gyvenime buvo žymiai sunkiau. Ir kadangi jūs nesate išaugę šiltnamio sąlygomis, tai jūs labai artimi man nesat mano profesijai, karininko, kariško profesijai. Aišku,
kaip aš, patyrę sunkumų gyvenime, užgrūdinti, kitaip sakant. O tokie žmonės yra būtent tie, kurie gali ginti valstybę ir turi ginti valstybę. Nebūtinai su ginklu. Taip, ačiū Jums labai už atsakymus. Ačiū Jums. Ačiū, kad pakvietėte.